Nauja diena, nauja kontroversija. Šįkart apie gyvenimo įgūdžių programą ir lytinį švietimą. O iš tiesų, čia vėl tie patys žmonės sako tą patį, ką ir praeitą kartą apie Stambulo konvenciją ar partnerystės įstatymą. Ir tai vėl mažai siejasi su pačiu tekstu. Bet atskleidžia, kokios temos žmonėms yra iš tiesų svarbios. Besimėtama tiek skambių frazių. Radikali kairioji organizacija su visiškai LGBT lobizmo darbotvarke. Yra už tai, ką vadintume tą postmodernę kairiąją perspektyvą. Dalinė šita būtent postmodernistinė lytiškumo samprata, tai reprodukcinė, gender. Čia desnė sąvokų mišrainė nei pirmakursio komentarų rašinėlį. Jau kurį laiką sukuosi šitose ratuose, tai pabandysiu įnešti bent kiek aiškumo. Temos daugam naujos, tai nemažai painiavos ir gudravimo pritempinėjant. Šitas video skirtas aptarti kultūrinius karus, kas tas gender bei socialiniai konstruktai ir galiausiai kiekgi tų lyčių yra. Pradžiai trumpa pastaba. Visada stengiuosi kiek galima geriau pristatyti ir tas pozicijas, su kuriomis nesutinku. Tačiau kartais tai padaryti labai sunku, nes būna nei iš jo, nei iš to mesteli tokius perliukus ir nukrypsta į visiškas užribio sąmokslo teorijas. Pavyzdžiui, koks galutinis viso šito tikslas? Šito, kaip matėm, to modelio dėgymo. Vienas dalykas tai yra pinigai, o antras depopuliacija. Vyksta depopuliacija, bet visų pirma depopulizuoja save Europą. Reiškia, visi rytiniai kraštai, jie, iš tikrųjų, tą Europą užplūs ir jos neliks tos, sakykime, baltaodžių rasės. Bet vėlgi, pagrindinė mintis, kad yra įsitikinimų spektras ir žmonės, sutikdami su vienais teiginiais, nebūtinai palaiko kitus, kuriuos išsako garsiausiai šnekantis. Pagrindinis fonas visai lytinio ugdymo programos kritikai yra kultūriniai karai. Tai 90-aisiais išpopuliarinta idėja, kad JAV visuomenė tapo susiskaldžiusi dėl tokių klausimų kaip abortai, žodžio laisvė, homoseksualų teisės bei ginklai. Visuomenė pasidalijo į dvi priešingas stovyklas – progresyvių ir konservatorių. Dramatiškiausia versija, kad visuomenė visiškai susiskaldžiusi ir vos ne prie pilietinio karo ribos. Ir dabar toks situacijos paaiškinimas bandomas perkelti į Lietuvą. Yra nemažai diskusijų, ar kultūrinis karas išvis vyksta. Net jei ir taip, kiek tai svarbu ir ar toks paaiškinimas tinka kitom šalim. Net pačios sąvokos autoriaus James Hunter vertinimas yra gana santūrus. Jo nuomonė, remiantis apklausų duomenimis, tik kokie 5% žmonių kiekvienoje pusėje yra įsitraukę į šias kovas. Taigi jų nėra daug. Nors dažniausiai yra žemesni žmonės, politikai, žurnalistai, influenceriai, tai ir turinio viešoje erdvėje prigamina nemažai. Kitas klausimas, kiek JAV susiskaldymas tinka apibūdinti Europai ar Lietuvai. Šiame tyrime žiūrėjo į gyventojų polarizaciją. Tai yra neigiamą priešingų politinių partijų vertinimą. Ir nors polarizacija augo, ypač JAV, kai kuriuose šalyse ji nekilo ar net mažėjo, kaip kad Švedijai ar Vokietijai. Gaila, nėra Lietuvos dar su mūsų specifiniu kultūriniu kontekstu. Nes pavyzdžiui, tos pačios lyties santuokų klausimų dažna Europos šalis yra gana vieninga. Pavyzdžiui, Lietuvoje vieningai 88% nepalaiko, o Švedijai 88% palaiko. Tačiau tie, kurie šios karus kovoja, mano, kad ši gyvenimo įgūdžių ugdymo programa dar vienas kairiųjų importuotas įrankis šioje kovoje. Apie tariamą marksistų sąmokslą infiltruoti į švietimo sistemą ir sugriauti vakarų civilizacijų vidaus jau kalbėjau anksčiau. Vienas iš kaltinimų, kad programa propaguoja gederizmą ar gender ideologiją. Ką tai reiškia? Izmas ar ideologija be abejo šiuo atveju nurodo į kažką neigiamą. Vatikanas savo dokumente vyrų ir moterimi sukūrė juos, kalba apie problemas atsiradusias, kai siūloma atskirti biologinę lytį, seks, nuo socialinių lyties aspektų, gender. Ir kai sakoma, kad gender tampa priklausoma nuo subjektyvios žmogaus nuomonės ir gali nepriklausyti nuo jo biologinės lyties, kas veda prie įvairiausių kitų pokyčių, savo lyties pasirinkimo, tos pačios lyties santykių, turėjimo daugiau nei vieno partnerio, trumpalaikių santykių ir taip toliau. Kitaip tariant, prie visko, kas prieštarauja krikščioniškam požiūriui į žmogų, šeimą bei santuoką. Tai dar kartelį apie sąvokas. Trumpa schema būtų tokia. Viskas prasideda nuo chromosomų, lemiančių lytį. Moteris turi XX, kas nulemia, kad jos turi gimdą, makštį, o paauglystė vystosi antriniai lytiniai požymiai, kaip kad krūtį. Visa šita dalis priklauso biologiniai lyčiai. Tačiau žmonės gyvena neizoliuoti, o visuomenė ir užsiema įvairiausiamis veiklomis. Taigi atsiranda moteriškos mados, profesijos, būdo bruožai ir taip toliau. Pavyzdžiui, moteris nori turėti savo namą, tapti teisėjomis, prezidentėmis ar gauti Nobelio premiją. Tai šita antra dalis savybių
įvardinama gender arba lyties socialiniais aspektais. Pats žodis gender pradžioje anglų kalboje vartotas gramatiniai giminiai nurodyti. Tai lietuvių kalboje galėtume sakyti, kad nurodo savybės, kurias vadinam moteriškom ar vyriškom. Tas pats ir su vyrais. Jie turi XY chromosomas, penį ir mėgsta arklius, paplūdimį bei krikštatėvio filmus. Kol kas niekas jokių pretenzijų į tokį apibūdinimą neturi. Ir minėtame Vatikano dokumente pažymima, kad gender tyrinėjimai yra aprašomasis vaidmuo, kai antropologai ar sociologai žiūri, kaip moteriškumas ar vyriškumas reiškiasi įvairiose kultūrose ar istorijoje, yra įdomus bei naudingi. Ir tada prasidėjo pretenzijos šiam paprastam paaiškinimui. Iš vienos pusės buvo feminisčių kritika. Garsioji Simone de Beauvoir citata "moterimi negimstama, moterimi tampama", kurią beje jis sakė anksčiau už visus tikro vyriškumo ar moteriškumo guru. O jos mintis buvo, kad paaiškinimai apie moters pareigas, savybės ar vietą visuomenėje remiasi biologijos ar psichologijos determinizmu. Tačiau taip nėra. Moteriškumas atsiranda dėl istorijos, auklėjimo įtakos ir moteris neturi užkoduotos lemties. Tai pagrindinė atsakas į tuos visus genialius pasisakymus, kaip kad pavyzdžiui Konfucijaus, kad iš prigimties moteris turi paklusti vyrui, ar Martino Liuterio, jog iš Dievo žodžių ir darbų pasidaro aišku, kad moteris sukurtos būti arba žmonomis, arba prostitutėmis. Niekas bent jau viešai taip nebesako, tačiau prigimties skirtumų yra likę kalbant apie lyčių papildomumą. Dabar viskas suformuota kaip komplimentas, bet visgi kalba ne apie dažnai pasitaikančias savybės, bet visom moterom būdingas psichologinės savybės vien dėl prigimties. Pavyzdžiui, unikalus požiūris į pasaulį. Kitame video tai detaliau aptariu. Šaunus Miglės komikas apie tai, kaip tai pasireiškia praktiškai. Kita paskata – atskirti lyties kategorijas atsirado paaiškėjus, kad biologijos pusėje irgi nėra jau tai viskas paprasta. 2% žmonių patiria neįprastą lyties vystymąsi, kur chromosomos, hormonai ar reprodukciniai organai netinka šio aiškaus skirstumo į dvi grupės. Pasirodo, žmonės gali turėti ne tik XX arba XY chromosomas, bet ir kitus variantus. Tik X, XXY, XXXY, XYY. Taip pat įmanoma, kad žmogaus skirtingos ląstelės turėtų skirtingus chromosomus. Pavyzdžiui, dalis XY, o kita dalis XX. Dar žmogaus organizmas gali nereaguoti į lytinius hormonus, ko pasiekoje chromosomas netitinka fenotipinių požymių. Pavyzdžiui, žmogus su XY chromosomomis gali turėti makštį ir nenusileidusias sėklides. Taip pat yra žinomas bent vienas atvejis, kai žmogus su pagrinde XY chromosomomis natūraliai pastojo ir pagimdė. Dar įdomesnis atvejis pasitaikantis pagrinde Dominikos Respublikoje, kai vaikas gimsta su moteriškais lytiniais organais, bet paauglystėje iš jų suformuoja visiškai įprastai funkcionuojantį varpą. Visa tai kelia klausimus ne tik apie lyties kriterijus ir čia nesigauna požymių spektras, bet ir apie savęs identifikavimą ir aplinkinių vertinimą. Ir čia atsiranda dar kitos komplikacijos aiškiam skirtumai į dvi vyrų ir moters kategorijas. 20 amžiuje vakaruose vis labiau atkreiptas dėmesys, kad ne visos kultūros taip pat skirsto. Todėl puikiai proga pakalbėti apie socialinius konstruktus. Tai skirta apibūdinti objektam, skirtumam ar savybėm, kurie atsiranda dėl žmonių susitarimų. Prašiausias pavyzdžiai būtų pinigai ar valstybių sienos. Taip, tai tikri ir svarbus dalykai, bet mes jau sugalvojom. Tas galioja ir gamtos objektų skirstimui. Pavyzdžiui, paklausiu, kiek yra žemynų. Lietuvos enciklopedija rašo, kad 6, bet pasirodo, kad atsakymas priklauso nuo to ir kur gyveni. Rusijoje ir Rytų Europoje sako, kad 6. Angliakalbėse šalise, kad 7. Dar yra variantai, kad 4 arba 5. Plus yra siūlymas pridėti Naują Zelandiją kaip paskendusi ar mikrožemynų. Tas pats ir su lytimis. 2 yra populiariausias skirstimas. Antroje vietoje būtų 3 lyčių sistema, kaip kad Pietų Azijoje ar Samoa, kur 3 arba kita lytis apima interseksualius bei translyčių žmonės. Pukis, etninė grupė Indonezijoje, turi 5 lytis. Vyras, moteris, transvyras, transmoteris ir 5 androgeniška vyro ir moters savybių turinti. O galiausiai ir istorijos eigoje ir šiuo metu žinoma apie žmonės, kurie sako, jog jų biologinė lytis netitinka to, kaip jie jaučiasi ar identifikuojasi. Tai visą tai turint omenyje, kiek ten tų lyčių ir kas yra moteris. Yra pagrinde 4 galimi variantai, kaip galima apibrėžti moteriškumą ar vyriškumą. Šiuo atveju turiu omeny gender. Pasiremsiu skirstimu iš filosofo apklausos. Pirmas variantas, kuris yra populiariausias plačioje visuomenėje, moteriškumas yra susijęs su biologija. Tavo genai, fiziologija nulemia, tu esi vyras ar moteris. Tai gautųsi 2 lytis. Čia kyla jau minėtos problemos.
kad ne visiems žmonėms visos šios savybės sutampa. Ir vis tiek kažkaip reikia suktis iš situacijos ir gali gautis įdomus apibūdinimai. Pavyzdžiui, sulaukęs 40 metų žmogus, kuris visą gyvenimą manė, jog yra moteris ir visi aplinkiniai laikė jį moterimi, sužinojo, kad visgi iš tikrųjų yra biologinis vyras, nes turi XY chromosomas. Ir dabar visi turės atitinkamai prisitaikyti. Antras variantas yra lytį apibrėžti per psichologiją ar pačio žmogaus identifikavimas. Šiuo atveju lyčių gali gautis tiek, kiek žmonės nori savo prisiskirti, kas yra pats įtraukčiausias variantas, ypač teisiškai. Bet sukuria savo problemą. Lytis šiuo atveju kategorija, kuriai nereikia biologinių ar socialinių savybių. Tai sužinoti tai galima klausiant ir pačiam žmogui vis sakant, nes yra situacijų, kai šios informacijos reikia. Trečias variantas, kai moteriškumas yra apibrėžimas socialiai. Kitaip tariant, jei atrodo kaip moteris, kalba kaip moteris, elgiasi kaip moteris, tai ir yra moteris. Tai lyčių čia yra tiek, kiek ta konkreti visuomenė jų išskiria. 2, 3 ar 5. Kritika tam galima, kad šiuo atveju moteris gali būti apibrėžimas labai stereotipiškai. Jei biologinėme variante moteris apibrėžima vien pagal gimdą ir makštį, tai šiuo atveju per lūpdažius ir aukštakulnius, kartu kilo klausimas, ar vadovaujantis tokiu apibrėžimu iš vis galima apsimesti kitą lytimi. Na pavyzdžiui, yra bent keletą vyrukų, kurie mėgsta apsimesti moterimis ir stebinti savo pašnekovus, kai atskleidžia, jog visgi yra vyrai. Nesigautų, kad tuo metu, kai jie apsirengia moteriškai, kalba kaip moteris, jie ir yra moteris. Ir ketvirtas, tai mažiausiai populiarus variantas, kad gender iš tikrųjų neegzistuoja. Tai yra sena, garbinga tradicija, kai kiekvienas tikras filosofas turi pasakyti, kad kokia nors mūsų įprasta gyvenimo kategorija neegzistuoja. Sąrašas tikrai ilgas. Tai ir laikas neegzistuoja, ir priežastinis ryšys neegzistuoja, taip pat materialus pasaulis, ar išvis kas nors už tavo sąmonės ribų. Tas pats ir su lytimi. Viena galima versija, kad čia kaip su kitom kategorijom, kai sakoma, pavyzdžiui, kad žuvis ar medis neegzistuoja. Kai detaliau pažiūri į grupę, kuri taip įvardinama, pasirodo, kad tarp jų yra nieko bendro ir kai kurie iš jų yra arčiau kitom kategorijom priskirimų objektų. Taigi neįmanoma apibrėžti moters ir lyčių yra 0. Kita interpretacija būtų, kad čia siūloma atsisakyti lyties kategorijų gyvenime, neskirsti žaislų, drabužių ir viso kito į moteriškus ar vyriškus, o minusų šiam pasiūlymui kaip ir nėra. O kokį apibrėžimą jūs palaikote?